12 mėnulio diena. Dienos akmuo rožinis perlas. Simbolis Gralio taurė. Tai visais atžvilgiais absoliučiai darni diena, kuri sielai neša ramybę. Ji savo harmoniją skatina žmogų prisijungti prie visatos centro, kurį įkūnija šiandienos simbolis Gralis. Šis tyrumo ir dvasinio tobulėjimo simbolis leis žmogui susitelkusiam į dvasinius aspektus suvokti tai, ko jis niekada negalės išmokti kitomis dienomis. Šią mėnulio dieną išbandoma žmogaus sąžiningumas, ištvermė ir tvirtumas. Šiuo laikotarpiu stiprėja emocionalumas ir jausmingumas. Šiandien būtina aukoti prašantiems išmaldos bei duoti pozityvų atgalinį ryšį. Reikia būti šviesos šaltiniu nušviečiančiu kelią kitiems, ypač artimiausiems jums gero linkintiems. Kuo daugiau duosi, tuo daugiau gausi, tai visatos dėsnis. Ta dieną negalima demonstruoti neapykantos ir pykčio. Šios dienos sapnai gali parodyti, prie kokių vertybių prisirišę. Jei sapne matote materialinės vertybės, tai reiškia, jog jūsų dvasinėme gyvenime dominuoja materialus aspektas. Jeigu matote daugiau dvasinių dalykų, vadinasi jūsų materialinis pasaulis yra pažeistas ir savo mintimis skrajojate debesyse, todėl gyvenime nerandate pusiausvyros tarp materialinių ir dvasinių vertybių. Tad reikia stengtis subalansuoti dvasinius ir materialius komponentus. Jei esate vienas iš tų žmonių, kuris eina dvasiniu keliu, tuomet šiomis mėnulio dienomis sapne gali būti apreiškimų. Atkreipkite dėmesį į šviesius sapnus, jie gali būti pranašingi. Jei sapnas buvo geras, jis išsipildys per 7 dienas. Šiandien prasidedančios ligos dažnai būna sunkios ir sutrikdo skysčių bei druskos pusiausvyrą. Nevalgykite sūraus maisto. Gerai gerti salierų sultis. Tiems, kurie šiandien turi problemų su viršutiniais kvėpavimo takais, galite pradėti juos valyti garų terapijos pagalba. Nepatartina atlikti operacijų krūtinės srityje. Kadangi tai maldos ir vidinio darbo su savimi diena, todėl šiandien atlikite tik pačius būtiniausius namų ruošos darbus. Ideali diena santuokai tik tuo atveju, jei ji paremta meile. Ta diena susituokusios poros laukia laiminga ateitis. 12 mėnulio dieną galite sutikti savo idealią meilę, kurios susitikimas prilygsta savo gyvenimo prasmės atradimui. Šią dieną būtina vienas kitam rodyti nuoširdų dėmesį. Tai jausmų ir emocijų diena. Jei neparodysite kitam žmogui, kaip jis jums rūpi, tai ir jis neparodys savo gero požiūrio į jūs. Meilės santykiai gali virsti kivirčais, nuoskaudomis ir neįsipildžiusiais troškimais. Ši diena itin palanki labdaros organizacijų registracijai, labdaros koncertams ir honorarams. 12 mėnulio dieną dauguma žmonių demonstruoja nervingumą, nepastovumą, pernelyg skausmingą emocionalumą, susierzinimą, nenorą eiti į kompromisus. Todėl šią dieną jums reikės gebėjimo diplomatiškai išspręsti ginčus ir konfliktus.